Koks filmo žanras labiausiai tiktų apibūdinti tavo darbo dinamiką ir kodėl? Veiksmo komedija. Veiksmo, nes kiekviena diena yra labai skirtinga, kiekviena diena kupina naujų iššūkių, nėra tokios rutinos ir kaip ir veiksmo filme, taip ir pačiam darbe gali atsitikti kažkoks, nežinau, blogas dalykas, geras dalykas ir tikrai netrūksta tokios įtampos ir judėjimo pirmyn atgal. O komedija dėl to, kad humoras vis tiek šalia turi eiti ir kad ir to veiksmo yra, bet linksmybių irgi netrūksta. Kokia svarbiausia vertybė jūsų komandai? Aš sakyčiau pasitikėjimas, dėl to, kad bendrai komandai turim laikomės to, kad jeigu susitariam kažko, tai visi ir darom. Dėl to, kad bendrai Blue Bridge, manau, kad tai vienas svarbiausių vertybių ir pats darbo, pats principas nuo to, kad nėra pas mus taisyklių, kiek dienų iš ofiso dirbti, kiek iš namų, pasitikim žmonėm, pasitikim komandai, nėra mikromanagemento ir kiekvienas, kuris pasako, kad padarys darbą, tai teikim, kad jis padarys. Keliauti į ateitį ar grįžti į praeitį? Tik į ateitį. Tik į ateitį, nes ten laukia nauji nepatirti dalykai, nauji iššūkiai ir naujos patirtis. Kiaušinis skystas ar kietas? Benedikto kiaušinis. Geriausias.